Sveiki visi, tai šiandien iš tikrųjų darau kiek kitokį filmuką. Nusprendžiau nufilmuoti tokį kaip ir update'ą, kas vyksta su mano kanalu, kur aš esu dingus ir visas kitas naujienas, kuriamis noriu su jumis pasidalinti. Ir pirmiausia, ką jūs tikriausiai pastebėjote, jeigu sekate mane Instagram'e arba Snapchat'e, tai kad aš nusikirpau savo ilgus plaukus. Ir iš tikrųjų apie tai aš galvojau jau turbūt nuo kokio pavasario. Jeigu nesekite Instagram arba Snapchat'e, tai tikriausiai to ir nežinojote, bet aš juos nusikirpau maždaug prieš 3 savaitės ir nusikirpau apie 35 cm. Aš galiu jums parodyti kasą, jie atrodo štai taip. Ir iš tiesų, kai man kirpėja nukirpo ir padavė tą kasą ranką, buvo toks keistas jausmas, nes atrodo tie patys plaukai ir atrodo, tarsi viskas normaliai. Tačiau, kai tu juos paimi, atsirado toks keistas nusiteikimas, kad tai yra lyg negyvas kažkoks daiktas. Aišku, dabar, kai žiūri tą savo kasą, tai pasidaro truputį gaila, tačiau plaukai atauga. Nežinau, nėra čia ko gailėtis. Aišku, mane kirpėjai įspėjo, kad su amžiumi plaukai auga vis sunkiau, tačiau tikėkimės, dar turiu pakankamai laiką užsiauginti tos plaukus. Kitas dalykas, tai visi, kas tik mane pamatė, ar per nuotraukas, ar gyvai, tai pirmiausia klausimas buvo, ar nesigailiu. Galiu pasakyti, kad tikrai nesigailiu, nes manau, kad tai, ką aš padarysiu su jais, yra gan gražus poelgis. Ir tiesiog manau, atėjo laikas pasikeis, nes buvau labai prisirišus prie savo ilgų plaukų. Man buvo kažkoks šventas dalykas. Vienas dalykas, apie ką aš nepagalvojau tinkamai, tai kad aš maniau, kad nusikirpus plaukus bus žymiai lengviau su jais elgtis, reikės mažiau produktų ir panašiai. Tai galiu pasakyti, kad ne velnio. Dabar man reikia naudoti kitas priemonės. Kitas dalykas, apie ką aš norėčiau paplepėti, tai kur aš esu dingus. Tai tikrai nepagalvokite, kad aš mečiau YouTube'ą ar kažkaip kitaip nešalinuosi. Tikrai ne, aš tikrai dar kursiu ir bus tų visų filmukų. Kaip aš jau minėjau savo buvusiame video, kad kiekvieną kartą, kai tu įkeli filmuką, ir kiekvieną kartą tu savo keli kartelę, nes nori, kad kiekvienas video būtų geresnis už buvusį. Ir dabar, kai aš vis pasižiūriu savo senesnius video, tai man pasidaro tokia gėda, ką aš čia įkėliau, kaip aš kalbu, kaip aš atrodau ir panašiai. Ir tiesiog yra toks dalykas, kai aš noriu pasiekti tą mane tenkinantį lygį, kuomet aš pati džiaugsiu savo video ir jis man atrodys gerai. Dėl to aš esu prifilmavus tų video, bet man tiesiog nepatinka kažkas ir dėl to jie tiesiog nepapuola į jūsų ekranus. Tai tiesiog noriu nuraminti, kad aš niekur tikrai nedingsiu ir tikrai bus tų video, tiesiog man reikia susigaudyti geras idėjas, nes minčių irgi kartais pritrūksta. Tai kitas dalykas, tai yra turiu jums 2 naujienas, apie kurias aš ir noriu pakalbėti. Pirmasis dalykas, tai jeigu jūs mane sekate jau nuo pačių pirmųjų video ir jeigu matėte mano patį pirmąjį Q&A, tai viena mergaitė manęs buvo paklausiusi, ar aš kažkada darysiu fanmeetą. Ir tuo metu aš tikrai apie tai labai rimtai negalvojau, nes vien tik tas žodis fanmeetas mane taip kažkaip jau keistai nuteikė, nes atrodo, kaip aš galiu turėti kažkokių fanų ir panašiai. Ir kai atėjo vasara, man tiesiog ta mintis vis dažniau ateidavo į galvą. Ir neskaitant to, kad jau yra vasaros pabaiga, tačiau dar yra laiko ir nusprendžiau padaryti tą susitikimą su manimi. Ir man dabar tiesiog reikia jūsų nuomonių, ar jūs norite tokio susitikimo ale fanmeeto. Turiu 2 pasiūlymus, kur tai galėtų vykti ir šiandien noriu būtent tai ir nuspręsti, ar jūs norite to susitikimo ir kurioje vietoje tai būtų. Mano 2 pasiūlymai tai yra daryti Kaune, kur aš ir gyvenu, arba Vilniuje, nes turiu tam tikrų reikalų dėl savo tų buvusių plaukų ir man reikia važiuoti į Vilnių. Tai prie to pačio galėčiau padaryti tą susitikimą su jumis. Tai dabar būtinai komentuokite, ar norite to susitikimo ir kuriame mieste. Ir tiesiog žiūrėsiu, kiek bus pakomentavusių žmonių, kad aš turėčiau bendrą vaizdą, kiek maždaug dalyvautų jūsų ir kuris miestas surinks daugiausia palaikymo tame mieste ir darysiu tą pirmąjį susitikimą. Dabar tikrai neatmetu galimybės padaryti tuos susitikimus abiejose miestuose, tiek Kaune, tiek Vilniuje, tačiau dabar noriu nuspręsti, kur bus tas pirmasis. Tai būtinai komentuokite, nes nuo jūsų priklauso, ar jis bus ar ne. Antrasis dalykas, tai taip pat man reikia jūsų nuomonės. Ir kuris laikas jau galvoju kurti Facebook'e puslapį. Ir be abejonės yra, ir aišku, aš turiu ir Instagramą ir Snapchat'ą, tačiau bendravimas
toje erdvėje yra truputėlį kitoks negu Facebook'e, ne? Galėčiau ne tik jums pranešti, kada bus mano naujausi video ir visą kitą, tačiau galėčiau dalintis informaciją tiek apie naujus produktus, apie kuriuos galbūt net neapsimoka kartais daryti atskiro video. Ir tiesiog galėčiau parašyti savo nuomonę ir tiesiog būtų mums truputėlį paprasčiau bendrauti, nes aš visą laiką stengiuosi atsakyti jūsų komentarus YouTube'ai ar Instagram'e, ar tiesiog bendrauti su jumis Snapchat'e, tačiau ne visada spėju jums atsakinėti. Jeigu jūs norėtumėte, kad mes pradėtume bendrauti taip pat ir per Facebook'ą, nes aišku gaunu tų pasiūlymų draugauti per savo asmeninę Facebook'o anketą, tačiau ją noriu pasilikti savo asmeniniam poreikiam ir tik tais pasilikti savo draugam, kuriuos aš pažįstu. Per puslapį tiesiog galėtume visi bendrauti, dalinti savo nuomonę, nes taip pat ir man trūksta kartais idėjų ką filmuoti, ar tiesiog gauti jūsų nuomonę apie tam tikrus jūsų mėgstamiausius produktus. Ir būtinai komentuokite, kokiam mieste norite susitikimo ir tada norite, kad sukurčiau tą puslapio grupę, kurioje mes galėtume bendrauti. Dabar noriu atlikti vieną dalyką, ko nepadariau. Tai kažkada, jeigu atsimenate, aš Instagram'e buvau paprašysi jūsų klausimų, nes filmavau savaitgalį su manimi. Ir aišku, aš filmavau netgi 2 savaitgalius, maniau, kad pavyks iš tų 2 savaitgalių padaryti vieną. Tačiau kaip visada man kažkas nepatiko, ar aš kažko pritrūko ir tiesiog to nekelsiu. Todėl noriu padaryti dabar tą mini Q&A ir atsakyti tuos jūsų klausimus. Ir pirmasis klausimas, kokia buvo tavo vaikystės svajonė ir kokia dabar ir ar mėgstu svajoti? Ojetau, turbūt vaikystės svajonių kiekvienas mes turime ir kai kurie, ir bent jau mano svajonės visos buvo susijusios daugiausiai su muzika. Tai aišku, norėjau būti dainininkė, norėjau būti šokėja, norėjau būti astronautė ir ko tik nenorėjau būti. Tačiau kaip visada, kai tu augi ir tu pradedi suprasti, kas tau patinka ir tu pradedi suprasti, ko tu nori. Ir iš tiesų dabar mano svajonės yra, na, sakyčiau, truputėlį realistiškesnės. Ir mėgstu svajoti, tai aišku mėgstu, kadangi aš esu vienas iš tų žmonių, kurie niekada nesapnuoja, ar bent jau kaip mano buvusi trenerė yra sakius, kad tu tiesiog neatsimeni. Tai nežinau, kaip iš tiesų yra, tačiau kadangi aš nesapnuoju ar bent jau neatsimenu savo sapnų, tai aš prieš einant miegoti tikrai mėgstu pasvajoti apie kažkokias tolimas svajones, kurios galbūt niekada neįvyks. Tačiau jeigu galime svajoti, tai kodėlgi ne. Kitas klausimas, kiek tų metų, tai man yra 18 metų. Kodėl pradėjai kurti vlogus ir kas paskatino? Tai šitą klausimą aš esu tikrai atsakius savo pirmajam Q&A. Tai kad nereiktų man kartotis ir kad labai neužsikalbėčiau, tai paliksiu linką savo pirmojo Q&A aprašymą ir galėsite pasižiūrėti, jeigu dar nematėte. Kitas klausimas, kokioje šalyje norėtum paatostogauti? Tiesą sakant, nežinau, iš tikrųjų norėčiau aplankyti visas pasaulio šalis. Labai tikiuosi, kad man tai kažkada ir pavyks padaryti. Ir mėgstamiausias, nemėgstamiausias vaisius. Mano mėgstamiausias yra mangas, aš jį dievinu, o nemėgstamiausias tai iš tiesų net nežinau, ar aš turiu tokį. Kitas klausimas yra mėgstamiausios spalvos. Tai ta pati pačiausia man yra geltona. Ir mėgstamiausi serialai. Kad ir kaip būtų keista, tačiau per visą vasarą neperžiūrėjau nei vieno serialo. Ir nors ir turiu laiką, bet tiesiog manęs nelabai traukia jie. Dažniausiai jeigu žiūriu, tai aš baigiu žiūrėti visą sezoną ir po to reikia laukti ten mėnesius kito sezono. Tai kad to nereiktų man daryti, tiesiog žiūriu filmus, kur nereikia nieko laukti ir galiu viską greitai pažiūrėti. Ir ar dalyvausi kitame YouTuberių susitikime? Ir šitą klausimą, tiesą sakant, negaliu atsakyti, nes pati tikrai nieko nežinau. Ir ar norėčiau būti kinologė arba veterinarė? Tai kaip ir minėjau, mano svajonės yra kiek kitokios sferos, tačiau manau, kad tai yra tikrai labai naudingos specialybės. Tai jeigu turite tokių norų, būtinai jų siekite. Ką žadi veikti vasarą? Tai kadangi jau vasarą kaip ir jau pusėje, tai galiu pasakyti, kad per šią vasarą nelabai ką nuveikiau gero. Žadu dar ilgai kurti vlogus. Tai nesu nusistačius terminą, kiek tai bus, tačiau tikrai dar kol kas nežadu nustoti ir kol mane dar žiūrėsite, tikrai būtinai kursiu. Taip, kiek laiko praleidi ryte, tol kol susiraši, labai grįžęs. Ačiū labai. Kiek laiko susirašiu, tai priklauso, kur aš ruošiuosi. Jeigu mokyklą, tai visiškai susirašiu per maždaug 40 minučių. Jeigu tai yra ne mokykloje ir šiaip kažkur, tai nuo 20 minučių iki 2 valandų galėčiau ruoštis. Dažniausiai žiūriu, kiek turiu laiko. Ir paskutiniai klausimai, kodėl tu tokia nuostabi ir tobula? Tokia tikrai nesu. Tačiau jeigu taip manai, tai tikrai man labai palausta mano širdį. Ir tai yra visi klausimai, kuriuos jūs man uždavėte. Ir labai tikiuosi, kad jums labai neprailgo šitas filmukas. Ir jeigu jums jis patiko, tai būtinai paspauskite like. Taip pat komentuokite, ar norite to susitikimo ir kurioje vietoje ir norite, kad sukurčiau tą puslapį, kur mes galėtume lengviau bendrauti.
Taip pat sekite mane socialiniuose tinkluose, kurių pavadinimai štai čia ir paliksiu linkus aprašyme. Ir susitiksime kitose video. Iki.